Saulius Lampickas gimė 1962 metais Pakruojo rajone, Rozalimo miestelyje. 1991 metais surengė pirmąją autorinę parodą. 1992 metais tapo Lietuvos Tautodailininkų sąjungos nariu. 2005 metais suteiktas meno kūrėjų statusas. Tampa Tautodailės kūrėjų asociacijos nariu. 2 kartus Respublikinio konkurso aukso vainikas laureatas. 2005-2008 metais Liongino Šepkos vardo Respublikinio konkurso laureatas. Taip pat pripažintas geriausių Alytaus apskrities tautodailininku. 2002 metais paskirta Alytaus miesto savivaldybės kultūros premija. 2011 metais išleista monografija. Sveikas gyvas. Tai va dirbu, žinau. Jau tu ari nuo kelių. Tai gerai, kad pažįstamas, nuo 7. Gerai, kad pažįstame, būčiau nepriėmęs. Ne, būčiau rugsėjo mėnesį. Tai labai užimtas reiškiasi? Visiškai. Keli metai į priekį? Jo. Tai kaip, ne tai kai į priekį. Ne tai kai į priekį, bet žinai, kaip pasakyti. Nežinai, kas ko paprašys. Aš užsakymą šiai dabar nebeimu beveik. Nebeimi? Nu va, dabar darau užsakymą. Bet tai ką reiškia, kai žaidžia vardas tavo? Jau. Ta prasme, nenorėjau šitos pelėdos, bet visi pelėdų nori. Laimės simbolis atseit, saugo namus. Mokslo, dar sako. Visai, mokslo, išminties saugo. Saugo, žinai, tai va. Bet tai arti paukščių vis tiek, tu paukšteliusgi labai myli. Blogai. Atrodo, dabar žinau, kad daugiau nieko nemoku. Bet mane stebina, kad aš stebėjau tavo socialinius tinklus ir stebiu. Ir vis kitokie paukšteliai. Ir sulaukiu labai daug dėmesio. Po 500 patiktukai tik skrenda kaip paukščiai. 1701. Net šitaip. Bet tai ten kažkoks kosmosinis... Ne, tai tas taip. Ne, taip pat, žinai, irgi socialinius tinklus dėdėsi. Bet tu supranti, kaip yra, jų nepabėgsi. Nepabėgsi, jie aišku va pakelia. Bet va vien telefonas iš rankų, vienas sakiniais paukščiukų. Reikia. O kodėl žmonėms reikia paukščių dabar? Kas nutiko? Kas, rūpintojėlių era pasibaigė, šventuko era pasibaigė. Aha. Grožis sugundo. Paskaitai eilėraščius. Buvau poezijos aš mėgėjas, šiaip, savo laiku. Aha. Ką aš Braziūną labai mėgau, Karčiauską, žinai. Ir Marcelijus, sakykim, skaitydavau, pirku, tas dabar jau atitrūkęs. Tai poeziją reikia suprasti. Turėti tam tikrą intelektą. Taip, žinai, bet aš matau tavo darbuose, ypač dabar paukščiuose, irgi poezija jaučiasi. Tai va. Taip pat trukdysiu tave, bičiuli mano mielas. Ne, viskas gerai, va. Jau vienas aukštinkojam guli, matau. Jo, aš čia atsinešiu, nesakiau, jeigu parodyti. Matai, su tais paukščiukas kaip yra. Čia yra kūryba, jinai yra, žinai, aš kaip pradėjau su jais taip kukliai, jinai yra nesibaigia. Tai va, bet vėlgi viskas supranti, viskas yra paprastume. Tai va, bandžiau mandrių paukščių padaryti, žinai. Net staliukas. Staliukas. Netgi šitai. Staliukas. Tai va, šitas čia naujas toks naujas. Mielas bičiuli, aš toj susimontuosiu, bet aš jau tave pradėjau filmuoti nuo tenai. Matai. Kažkaip paprašiau norisi visą tai, be jokių tenais planų. Vietą pasikeisti gal. Tai ir tu keisk, tu šeimininkas. Nenuvažiavau, žinai. Nenuvažiavau aš iki jo. Tu supranti, ir taip ir liko nenuvažiavęs. Tai va, sveiki paukšteliai, sveikas Sauliau. Aš tave jau žinau, kiek čia Alytuje, aš nuo 96 metų. Ir tavim labiausiai susidomėjau, kai susitikau turbūt žalioj mokykloje, kai mokytojavai. Jo, darėt etno kino festivalį darėt jūs. Ir dariau suvenyrą tokį.
Teisingai. Su verpste. Su tvora ir su podiniu. Tokį lietuvišką etno akcentą. Taip, tada labai sėkmingai praėjo ir festivalis, atsimenu, Žmuidzinavičiaus sodyboje pirmą kartą, kas buvo. Ir suvenyras mintis gera, įgyvendinimo dabar neatsimenu aš jo, bet eskizas dar vis yra. Etnokinas 2007. Berods. Va, tai vis galvoju kažkokį tokį didesnį, kaip sakyt, akcentą galbūt. Su ta tvora, nu, man tie vis tiek lietuviški akcentai, sakykim, tos va, ir dzūkiškos tvoros. Su podiniam ten, su kokiais sloikeliais, ten, žinot, matai, aš kaip aukštaitis, aukštaitijoje šiek tiek kitokie akcentai yra. Tai taip, tu pats esi gimęs Pakruojo rajone Rozalimo miestelėje. Taip. Ir atskirdai šitą kraštą, kas tave ant sparnų pasiėmė į šitą. Žmona pasiėmė, Audronė. Kokia jinai stipri, galinga. Jo. Jeigu tai pasakysiu paslaptį, su tais kiečiausiais drožiais gyvena labai stiprios moteris. Visi drožiai turi stiprias moteris? Ne visi. Tai tu sėkmingas vyras? Ne, tai sėkmingas. Ne, tai aš sėkmingas, viskas čia aš. Ne, aš visas 80% atiduodu šeimai, mano sėkmės. Sėkmės formulė šeimai? Ne, nu vis tiek, kaip pasakyti, nu jeigu, sakim, save laikau dailininku, menininku, tarkim, esmė tame, kad sudėtingi žmonės. Aš jo labiau vandenis, tikrai aš sudėtingas, aš tą pats pripažįstu. Galbūt galėčiau kažkaip keistis, bet žinot, nepavyksta. Gamtos neapgausi. Neapgausi. Tai reikia prisiderinti prie savo ženklo to. Ir tikrai va, yra čia kolegos, kurie irgi to moterimi po 40 beveik metų pragyvenę. Tai yra vertybė, bet tikrai turim to moterim atiduoti, kaip sakyt, pagarbą, kad jos atlaiko mūsų tos įsišaukimus, dar kažką. Reikėjo kažką uždirbti, dar kažkaip, nu aš aišku ant dikučio atvažiavau į žmonos namus, man viskas buvo paduota. Aš nei namų nestačiau, medžius tik sudinau, daug medžių esu prisudinęs. Kaip tau pasisekė? Nu, pasisekė, tai va. Tai va, bet suprantat, vis tiek, va, tiem vaikam, va, sakau, per mažai buvo dėmesio. Bet, nu, turbūt į tas protas dar, nu, tu nesuvokė visos tos esmės. O dabar, kaip sakant, ant anūkių, kaip sakyt, tą visą laiką skirsim anūkiams. Turbūt nuo jaunystės kiekvieno žmogaus yra sąmoningumo branda augti, paskui ateina jau tas laiko suvokimo, kad neturėjau tiek laiko vaikams, tai dabar anūkams. Paprastai tas dažniausiai ir yra. Taip. Čia, žinot, aš gal palyginčiau, kaip sako, kai tu ieškai Dievo, vieni gimsta Dievą, kaip sakyti, iš karto atradę, kiti jo ieško ir randa arba neranda. Va. Tai manęs kartais, kai klausia, tu tikintis, taip, sakiau, aš labai tikintis esu. Tarkim, į bažnyčią ten galbūt ne tiek dažnai, bet kaip sakau, aš Dievo ieškau, aš tikiu, kad jis yra, tu jį surandi. Surandi gyvenimo, va, tuose sėkmėse, nu, kažkokiose, kaip sako, nukrypimuose, kažkokiuose nesėkmėse, džiaugsmuose, va, tu ieškai ir tu supranti, kad, na, viskas taip gražiai klostosi, bet reikia tikrai būti nuoširdžiam, atviram ir kaip čia, savikritiškam. Savikritiškam nėra lengva būti, ypač jaunesnio amžiaus žmogui, kuriančiam. Nu, tai turbūt, kad ne, žinot, aš vis tiek su kolegom per visą Lietuvą esu pažįstamas, tai, žinot, tai, kaip sakyt, galiu save vadinti kaip į profesorium, ta prasme, kad aš turiu daug informacijos ir daug suprantu. Nelaikau ten savęs labai gal gerų amatininkų, va, bet jo, kolegos kiti galbūt nesupranta, bet mato, ta kūryba vis tiek yra nuo Dievo, bent mano atveju. Drožėjų, sakykime, drožėjų matininkų yra daug, bet tų kūrenčių, čia turbūt kaip kiekvienoje srityje, kaip poezijoje, poetų yra daug. Bet tokie, kad tau, žinot, va, kaip sakyti, va. Kaip tas medis atėjo pas tave į sielą iš vaikystės ar vėliau? Iš vaikystės, užaugęs miškininkų šeimoje. O tėvai miškininkai buvo, brolis miškininkas.
aš nevykęs miškininkas 3 kurse mečiau miškininkystę vardan drožybos. Tai va, nuo vaiko leidau laiką, kaip sakyt, užaugau, va, Rozalimas buvo miškas iš 3 pusių. Ir ten turbūt nuo 5 metų grybavimai, uogavimais, vėliau su tėvais miško darbai, va, tas medžio kvapas, pažinojau tuos medžius jau vaikas. Patikdavo ten kažkokios raitytos šakos, kažką tai dariau, tokie buvo saviveikliniai darbai. Va, o taip svajojau kažkaip savo gyvenimą susijęti su menais. Buvo vienas iš pasirinkimų literatūra, kadangi aš labai gerai rašiau temas. Temas gerai rašiau, laisvas ypač. Jeigu laisva tema, tai tarkim, kad ir į tą Žemės ūkio akademiją, tuo metu dabar universitetą stojau, tai jeigu aš lietuvių egzaminą laikiau, aš gavau už temą, ten laisvą rašiau 5, po to stojau miškų technikumą, rašiau apie tą tarybinę armiją sovietinę, kaip poligonus bombarduoja, kaip gamta niukuoja ties raketos, pats mačiau savo akimis, va, parašiau rašinį laisva tema. Ir pirmą kartą technikumo to istorijoje tą rašinį skaitė rugsėjo 1 salė. Tai va, buvo, taip sujaudinau. Tai bet va, kažkiek aišku į tuos eilėraščius bandžiau, bet žinot, trūko vis tiek tų žinių, ten sudėlioti tuos sakinius, kaip čia tas ritmas, kas ten tie visi dalykai. Va, už tų dalykų nemėgau. Aišku, tapyba labai patiko skulptūrai, tarkim, šiandien, jeigu aš save galiu vadinti skulptorium, tai va, iš tų svajonių, kad ten galėtų būti skulptorium save vadinti, tokios svajonės nebuvo. Tai buvo kažkas per daug aukšta. Va. O ta drožyba atsirado, kada važiavo Alytui ir kada kūrėsi Tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius. Ir va, Klepočiai buvo 89 metais pleneras, sąjūdis. Kas ten buvo vadovas? Gintaras Šuliauskas. Jo, pagarba jam, jisai mane, sakau, noriu. Aš nebuvau nei drožęs, nei kalto neturėjau. Tai sakykim, aš šiandien stebiuosi savo tuo, kaip akiplėšiškumu, nachališkumu. Va, sako, jo, viskas važiuok, neklausė, tu mokė, nemokė. Tada aš atsimenu, labai bijojau, nes Česnulis Antanas dalyvavo. Ten Antanas Česnulis žinojo iš dokumentinių filmų, Girios aidas jau buvo matytas, kur jo ten viskas sukurta. Tai va, galvo, atvažiuos Česnulis, paklaus, kokie įrankiai, ką padaręs, lieps namo važiuoti. Bet nieks neįliepė, nieko. Aš va ten padariau skulptūrą Kristus nešantis kryžių labai sunkiai. Ir turbūt būčiau nepadaręs, bet kai Lietuvos televizija per Panoramą parodė, tuo metu tai vienintelė televizija buvo. Va, ir Panorama buvo plačiai visai žiūrima. Tai va, tai dabar parodė čia per Panoramą, per visą Lietuvą ir Saulius dabar pasives. Tai va, iki paskutinės jau krano kablys man kabojo virš galvos, kad vežam skulptūrą, aš dar drožiau. Beje, Antanas Algirdas Šiškevičius šiek tiek pakoregavo Kristaus veidą, va, bet nesugebėjau nei pėdų, nei pirštus gal padariau. Va. Ir beje, pirmas stogastulpis ir taip atsitiko, kad saugomas valstybės paminklas. Jis įdomus, jis primityvus. Klepočiuose. Klepočiuose yra. Jie ten, aišku, neprižiūrimi, aš savo atrestauravau. Algirdo Judicko irgi saugomas. Reiškia, va. Tai va, tai tokia pradžia buvo ir po to antras pleneras, tai ten visai nusigrybavau. Tuo metu aš dirbau, aš baigęs apželdinimą miškų technikume, dirbau Alytaus pieninėje tuo sodininku. Matosi, vat kiemas koks gražus, čia tavo gal? Čia jau mano viskas sukurta, su žmonos pagalba, aišku. Tai dirbau pieniniai, bet aš aš toks vis dėlto esu maksimalistas. Aš pažiūrėjau, kad ten aš savęs nerealizuoju. Vis tiek ten gamyba buvo, o ne tai, kad ten sukurti gėlynus ar parkus. Tai va, aš 3 metus pagal paskyrimą atidirbęs, aš išėjau į niekur. Tai buvo toks laikas 90 metai. Sunku būti niekure. Jo, tai va, tai už tai šeima ir pagarba, sakykim, uošvių namuose gyveni, metų sūnus, ir tu išeini niekur. Kokios mintis tuo metu kyla, vis tiek kiekvieną dieną tos nesaugumo jausmas kažkoks, ar dar kažkas tokio, ar naštai kažkam? Nežinau, žinokit.
kažkoks, va taip, žinot, tarsi, va taip, jeigu taip vaizdingai pasakius, tarsi matai va aukštą kalną ir kažkokį šviesulį ten, bliksnį, va tau ten reikia lipti. Va toks, nu, va dabar šiandien galiu taip pasakyti, aš nežinau, iš kur pas mane buvo tiek drąsos, sakykime, aš metus laiko, nuo 90, nu, sakykime, grinai mokiausi drožti. Bandžiau pas kalvį įrankius padaryti. Kas buvo tuo metu, ką tu išdrožiai, tą nupirko. Kryželis, Marija, rūpintėlis, nes tarybinių laikų viskas buvo uždrausta. O dabar va viskas. Ten iš Liepos nevykusiai, bet vis tiek. Gali kalbėti, žinok, aš paskui iškirpsiu. Ne, žinok. Aš jums paskambinsiu, kai galėsiu. Tai va, tai taip ir sakykime, ta tokia pradžia ir aš, kaip pasakyti, aš nežinojau, ką drožti. Aišku, buvo šventukai tie, tarkim. Populiarūs šventukai, tuos šventukus, bet kažkokių įdomių temų neturėjau. Ir supratau vieną dalyką, jeigu tu ten nori kažką įdomaus padaryti, pirmiausia yra amatas. Ir va, kada ta nėra to, sakykim, amato, tai tavo kūryba tokia, jinai atsimuša kaip į sieną. Va. Ir va, toks yra mano mylimas, mėgiamas dailininkas Algis Griškevičius, ta tokia surrealistinė tapyba, kurio yra pasakyta, pirmiausia, būk amatininkas, o po to tu gali tapybą, nu, bet kurioje srityje tu gali, kaip sakyt, improvizuoti, maivytis, išsidirbinėti, kaip tik nori. Žodžiu, prie talento vis tiek reikia amatą. Taip. O tai va, tą amatą, kada pramokau amatą, tada kažkaip tas, kaip sakyt, tas kelias, jisai platėja, tu gali taip. Va, ir vėl aš dar anais laikais, būdamas Vokietijoje, tuose batuose tarybiniuose, ten braižiau lėktuvų skraidimo grafikus, aš labai mano įdomi tarnyba. Kuriam regione Vokietijoje? Prie Drezdeno, Grosenheimo miestas. Buvo per antrą pasaulinį karą labai suniokotas miestas. Teko matyti. Tai va, tai dar aš kartu ten buvau paštininkas ir aš skaitydavau tuos žurnalus, kaip čia literatūrinė gazeta turbūt buvo. Ir dar kažkoks ten. Žodžiu, ką? Pravda kažkoks buvo. Ne, bet va tie buvo, kur žodžio rašė apie meną, bet ten rašė pakankamai drąsiai. Tai va, tarkim, aš teko skaityti ir apie Salvadoro Dalį, ir apie Picasso, ten apie tokius dalykus. Ir turbūt Salvadoro Dalį pasakyta, kad pirmiausia reikia užsitarnauti šlovę, atsidėti kalėjime ten, susitarnauti šlovę, va, ir tada tu gali mėgautis gyvenimą. Ir mano pasirinkimo labai nulėmė, sakykime, du žmonės. Alytiškis Arvydas Švirmickas, su kuriuo va, Klepočiuose susibičiuliavom. Šiaip dabar nelabai bendraujam, bet esmė tame, aš kada pradėjau drožti, aš trupučiuką tokį siurrealizmą. Tokios iškraipytos formos. Visi sakė gražu, o Švirmickas pasakė, jeigu tu nori tokioj stilistikoje dirbti, turi išmokti studijuoti, ar kaip anatomija. Žodžiu, kada tu rankas sąnarius vieną į vieną pusę, kitą ištampai, reiškia, tai yra karikatūros praktiškai. Ne, tu gali tą improvizuoti, jeigu tu išmanai anatomiją, tu ten jau gali žaisti. Va. Tai jis kaip pasakė, arba tu eik į tą liaudišką skulptūrą, liaudišką drožybą, arba eik mokytis. Tai va, man lengvesnis kelias buvo geriau tą liaudišką drožybą pasirinkti. Antras žmogus buvo, kuris man pasirinkimą davė, bičiulis Adis Teresius iš Garliavos, mano vienmetis. Susipažinom 1997 metais pas Algimantą Sakalauską Prienuose plenerę. Va, kuris atsivežė ten, susiviniuosi tokias paklodės, tokių smutkelių dažytų, kaip man buvo gražu, kaip man tada rankos nusvyro. Na, jeigu taip žmogus padaro, ką man čia, bėk tolyn.
Čia tau kaip ženklai kažkokie, Ne, nu, kaip ženklai, va. tai išvirmiskas, tai Jo, data žmogus. Taip, vis ne, tą kelią. matot, turi įsiklausyti iš šalies. Girdėt, išgirst. Matai, tu negali savį nešti visas tiesas. Negali. Yra, va, kiti, va, aš viską, nieko, mes, čia, kuo toliau gyveni, tuo mažiau supranti, kad tu labai mažai ką supranti, mažai žinai. Tai va, o Teresijus pasakė, viskas gerai, užsakymai, gerai yra plenerai, bet turi būti kūryba dūšiai. Tai va, man auksiniai tie žodžiai, ir aš tada jau irgi pradėjau į tą sodybas, tai tą išdrošti. Suprantat, gauni tą pinigėlį, tas pinigėlis, sakykime, menkas pakankamai, bet tie pinigėliai dingsta. Pinigėlių nėra, ta skulptūra ten kažkur tai laukuose, kažkur sodybose stovi ir to džiaugsmo nėra. Tai va, ir tada aš pradėjau, ką? Reikia dalyvauti parodose. Va, tai taip va, sakykime, pradėjau drožti 89 metais, 2000-aisiais gavau Liongino Šepkos premiją. Tai va. Tai pirmą parodą nuvažiavau, nieks tai manęs nematė, nieko apsidairiau. Antroji parodoje jau gavau kažkokį prizą 98, man atrodo. O 2000-aisiais taip. Va, kada aš gavau Liongino Šepkos premiją, tai man vėl buvo toks ženklas, kad aš tam savam kelyje. Tai va, taip va, ta kūryba ir einasi. Kaip Paulo Coelho yra knyga Alchemikas. Aš dažnai tą knygą skaitau ir pasaulio bene antra knyga po Biblijos skaitoma perkamiausia. Prieš 10 metų toks buvo rezultatas perkamumo. Ir man padovanojo aktorius, mano geras bičiulis Jonas Gaižauskas. Ir aš beveik 26 metus tą knygą su savimi nešioju. Ir ten yra ženklai, kai žmonės ieško aukso, kurį iš tikrųjų nešiosi su savim. Ir reikia tikėti tais atsitiktinumais, tais žmonėmis, kurie atsitiktinai atsiranda tavo gyvenime ir girdėti, ką jie kalba. Tai pas tave matau, kad tie ženklai taip pat persekioja. Ne, tai persekioja. Sakau, tikrai mes tų tiesų savy neturim visų. Bet ir esmė į tuos ženklus, arba tu įsiklausai, arba neįsiklausai. Va. Turėjęs traumų, matęs, sakykime, mirties alsaimą aš. Tokių dalykų yra, va. Šiemet, va, žinot, tėvui 90 metų, sakau, tą progą išgenėsiu tėvo sodą. Ir žinot, kaip tas yra posakis, va, tokie kaip vos nedurnėjai, sako, kalbi kaip iškritęs iš obels. Tai va, tas posakis iš kur iškritau, iš tos obels, su veikiančiu benzopjūklu iš 3 metrų. Jaučiau, ką krisiu, jaučiau tų kopečių. Jaučiau tą nuojautą. Nu, bet palauk, saulelė, visada išsivinioji, kažkaip nušokė, kažkaip lengvai kritau, kaip maišas. 10 minučių gulėjau, nesikėliau. Tai va, tai dabar, kaip sakyt, ant kopečių, dabar sakiau, lipsiu 70 cm. Tai va, mes visi gaunam ženklus. Visi gaunam. Juos reikia skaityti ir atsižvelgti. Nes aš žinau, va, žmonių, gal ir pats susidūręs, kur sakė, man nusispjauti, ir paskui va, jau matai kapuose užrašą. Koks jausmas genėti tėvo sodą? Geras jausmas, aišku, bet jausmas... Tai vaikystė viskas, jo, ten vaikystė, sugerta dvasia siela. Blogas jausmas tame, kad niekam obuolių nereikia. Žiūri praktiškai visą tai. Ne, pasikeitė laikai, dabar privežta tų visokių kitų dalykų, žinokit, jau anksčiau supirkdavo obuolius, nu, žodžiu, nieks nebedaro sulčių, nebeverda uogienių, nu, mes dar darom viską taip, kaip yra, tai va, aš vežuosi iš Aukštaitijos obuolius. Ir beje, aš kaip, žinot, čia dzūkai užpyks, sakiau, valgau aukštaitišką duoną, aukštaitiškas bulves ir aukštaitiškas obuolius. Tai kur? Sakau, perkdavau Radviliškio duoną, šventinę, dabar nebėra, perku Ukmergės duoną arba Biržų. Sako, tai gerai, obuolius kur pirku. Sako, perku, kaip tai, Nevižienė, prie Anykščių, kur yra sodai. Aha. Ten, sako, kartais prasuku specialiai. Aš, reiškia, iš Uzalimo važiuodamas čia pro Panevėžį link Anykščių, suprantat,
Tai va tuos, bulvės, sako, iš tėviškis atsižiūrėjau. Aišku, valgo ir tuos aukščius ir dzūkiškai, bet tik tai toks va pasimatė. Nieko, aš nesakysiu, kur Sauliaus Lampicko adresas yra dzūkams. Na, vis tiek tu esi žinomas labai, ne tik Dzūkijoje, Alytuje, čia jau ko gero kas antras tave pažįsta ir tavo veidas tai jau yra vizitinė kortelė su tais paukščiai, su tavo išskirtiniais darbais. Jie turi tikrai savitą stilių ir gali pasakyti, tai Sauliaus darbas. Ar esi pats jautrus žmogus santykiuose su kolegom ir panašiai? Kaip reaguoji? Nu, aš jautrus visai būna, žinot, va. Dabar va, vakar tokia įdomia istorija. Vis prašo į Dzivus paukštuko atnešti. Nu, va dabar ten tas Saulius, mūsų vadovas naujas. Kažkas paukštuką perka, sako, čia Lampickas pasirašęs. Taip, sakant, uodegos yra, sako, paverčių nėra užrašo ir nepirko paukštuko. Va. Tai va, ir toks yra taip. Žinot, būna, ką pamiršti. Jo, aš pasirašau, tai yra ne kaip vizitinė kortelė, bet kaip garantija, sakykime, aš sakau, yra. Ne visada pavyksta, va. Tie kritimai, jų nėra, bet žinot, tokių esu susilaukęs labai įdomių dalykų iš profesionalų, iš 2 žmonių girdėjau. Sako, tu būtum mūsiškis, jeigu nebūtum toks lietuviškas. O. Tai va, matot. Ir kam čia patrukdė lietuvybė? Kažkam trukdo. Nenoriu politikuoti, bet pats irgi suprantat labai daug dalykų. Tai va, esmė tame, kad, žodžiu, geras meistras viską, bet man ten parodė, nenoriu pavardžių sakyti, ten, sakykime, gan, žinomas žmogus, parodė man ten tokius, va taip tu daryk. Nu taip, galiu aš taip galbūt padaryti, bet tada nepasakysi, ten vengras, čekas, vokietis darė, dar kažkas tai va. O man lietuviški ženklai, žinokit, man kaip tai pasako, man tai dar labiau į tą lietuvį. Motyvacija dar didesnė. Jo. Nes aš tikrai tų naujovių nebijau, galėčiau moderniau dirbti. Bet, žinot, tie man lietuviški akcentai iš to lietuviško kaimo, sakau, mane visada žavėjo. Ir tikrai aš, kaip žinot, vaikai džiaugiamės, kai važiuodam žiūrėti, kaip melioratoriai versdavo sodybas. Tai būdavo atrakcija, tie didžiuliai traktoriai atvažiuoja, pats gal tokių dalykų nesimatęs dar. Šiek tiek spėjau. Va, kada išvaro didžiulę duobę ir tą visus rastus, viską sustumė ir užlygina. Ir aš dabar nežinau, iš kažko girdėjau, reiškia, pas mane labai daug kūrybo yra šulniai, durys, taktos, raktai, langinės. Atseit, melioratoriai, kada užversdavo žmogaus šulnį, jie gaudavo kažkokią išmoką. Girdėjau, nežinau, ar tai tiesa. Reiktų pasiklausti, dar yra tų melioratorių laikų, reiškia. Nes yra taip, nėra šulnio, nėra žmogaus, nėra gyvybės. Va. Vieni, tuos, sakykim, kad tam Pakruojo rajone, varydavo į tuos miestelius, visus iš tų sodžių. Dzūkijoje tai jų daug yra likę, Aukštaitijoje tai daug nušlavė. Va, žmonės gal vieni norėjo, gal kiti, aišku, lengviau miestelį gyventi, bet buvo įverkiančių, žinokit. Nes teko įmatyti, kad vienas žmogus galvoja, ko jis stovi prie kelio, ten, sakykime, netoli Rozalimo. Bet čia buvo kokiais 80 kelintais turbūt. Dar mašinos neturėjo dviračių. Ai, sako, žiūriu, kad ta mano sodyba, sako, jau dabar bandau atsirinkti akim, kurioje vietoje buvo, nes suartas laukas. Užkasti šulinį, tai užkasti žmogaus dvasią? Taip, jo, tai vis tiek vienaip ar kitaip vanduo yra vis tiek, kaip sako, tas gyvybės šaltinis. Ir man, sakau, tie lietuviški atributai, tikrai nuostabus yra. Tai jie iš vaikystės matyti ir ateina, karts nuo karto ir atsispindi pačio darbuose. Bet matai, vėl, dabar, sakykim, aš, kaip pats minėjai, braižas žinomas, mano tą braižą žino. Tarsi norėčiau kažką tokio modernesnio sumest, kažką, taip, žinot, dėl savęs. Bet primečiu taip, jau per daug man metų, kad pradėti eksperimentuoti. Ir tai yra baimė, kad aš jau
aš nebebūsiu savim ir būsiu nebepažįstamas. O ten su kažkokiais naujais, moderniais darbais aš nieko nenustebinsiu. Šiai dienai yra tiek prikurta menų ir visokių. Tai va, tai man geriau likt tam lietuviškam, atpažįstamam va. Ir va, kad čia pats klausiai dėl tų duobių, dėl kažko, tai aišku, ten su kolegom pasiginčiem. Taip, dabar tų šventukų mažai kam tai reikia, tas tikėjimas traukėsi. Bet turbūt tas ratas apsisuks, sugrįž. Labai smagu, va, sakim, dabar taip, va, tų paukštukų reikia, aš dabar su jais, kaip sakau, užklimpęs. Bet, ką čia dabar norėjau sakyti, jau pamiršau, nu, žodžiu, esmė tame, kad nori išlikti toks, va, tos duobės, bet, va, šiemet džiugi žinia, kad Benemana visą geriausią kolekciją perka, nori įsigyti Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, kur Gilūnas vadovauja. Leiskit pasveikinti. Ne, tai va, tai toks yra kažkiek tarsi ir gaila. Va, tarkim, tokio gar turiu Jurgio Kunčino tūlą išdroštą, tai va ir ta tūla keliaus į muziejų, bet yra džiugu vis tiek, vienaip ar kitaip, kad, na, jie kažkur atras naują vietą. Tegul ten bus ir fonduose, tas įsiamžinimas man tai toks kaip ir nerūpi, bet ten, žinot, tas va. Bet tas yra džiaugsmas, kad ta kūryba neprapuolė. Plius dabar dar va vis iškeliauja drožiniai, kur prieš 20 metų. Jie turi dvasią, žinot. Tai vis tiek, esmė tame, kad turi dirbti nuoširdžiai. Aišku, talentas, Dievo dovana, va, kaip mano atveju, nuoširdumas, atvirumas, tikrumas, tas duoda tuos vaisius. Va. Ir aš kartais, žinot, taip savęs, nu, kaip nepakenčiu, nemyliu, kad va, nuvažiuoja tas respublikinės parodas, aš praeinu pro kolegų darbus, aš net nežiūriu. Man neįdomu. Kodėl? Esmė tame, kad aš vis tiek juos visus žinau ir seku. Atpažįsti gerai. Ne, atpažįstu, esmė tame, man yra įdomus tie, kurie dar vis lipa į tą kalną. Kurie mane nustebino. Tai aš nieko ten per daug nesakau, bet dabar, žinot, nu vieno klausiu. Sakau, kam tu dabar į tą respublikinę parodą, Šiauliuose? Veži delfiną. Kam tus delfiną droži? Saka, man patinka. Patinka. Prie ko tą lietų delfiną? Yra tų lietuviškų dalykų. Va, ir tas temų pasirinkimas. Banalu. Sakim, yra, va, kad čia yra, va, kolega, kur prieš 30 metų tos karžygius drožė su tais Gedimino stulpais. Ir dabar da. Tai gerai, aš Matyti, jis yra procese, ieškojami ir toliau. Kitiems reikia gal viso gyvenimo. Ne, jisai yra paprasčiausiai, jam tik duota, kaip sako, to atsirėmė į tas lubas viską. Aš suprantu, galėtat karžygį daryti. Aš nedariau karžygį, dar ne vieno. Vytauto didėje sudrožęs pagal užsakymą į Rokiškį. Va, tai, sakykim, gali tą karžygį daryti. Bet, tu turi kažkaip įdomiai surišti. Va. Aš, pavyzdžiui, irgi dabar čia yra buvę, drožinių prašė, sakykim, mūsų trispalvį dėti. Sakiau, ne, aš negaliu trispalvės dėti į drožinį. Negaliu. Aš ne, kaip? Dėl ko? Dėl modernumo, šiuolaikiškumo kažkokio? Ne, man netinka. Man yra vėliava, yra simbolis. Aš suprantu, jeigu tam, kaip pasakyti, tam drožinį tikrai jos reikėtų. Tikrai. Tai galbūt. Bet kad įdėt, kad va, aš esu kažkoks patriotas, ar dar kažkas, turi salčiai atrodyti. Neforsuojant. Jo, va, tokių dalykų. Ar galiu drąsiai pasakyti, aš kiekvieno pašnekovo, kurio kalbino asmenybės, ir kiekvienam užduodu klausimą. Tai dabar pačiam užduosiu. Ar nuoširdusis, įdomusis, charizmatiškasis medžio drožėjas Saulius Lampickas yra laimingas? Ar galima tai pasakyti?
Ar pats pasakytum apie save taip? Laimingas, jo. Kas yra laimė? Tai ką, žinau, turbūt viso gyvenimo pilnatvė, žinot, vėl. Nu. Ir aišku, vėl, kad tą laimę pasiekti, reikia vėl, aš kaip jau kalbėjom, įsiklausyti tuos ženklus. Aš tikrai neskaitau daug, bet aš susirenku kai kurias citatas, sakykime, turiu tuos savo mylimus žmonės, tokius, sakykime, tarkim, Valentinas Masalskis, kuris yra pasakęs, didžiausia nuodėmė yra puikybė. Taip, aš galiu pasakyti, aš šiandien turiu, kaip sakyti, 2 Šepkos premijas, 2 Alytaus miesto kultūros premijas, 2 aukso vainikus, Pakruojo krašto garbės pilietis, bet tai nieko nereiškia. Atėjo, praėjo. Tai yra taip. Aukso vainikas tą dieną buvo aš toks. Ir dabar, sakykim, susirenkam su kolegom, niekam neįdomu mano titulai. Niekam. Ir tu pasakyk, aš čia atvažiuosiu, aš Lampickas, aš čia su tokiu. Sakys, kurk mašiną, važiuok namo. Mes visi lygus. Yra buvę į plenerus, kur kvietė, kad galbūt jum tiem keliem honorarą pakelsim, ten kitiem mažesnį. Ne, sakiau, aš taip nesutinku. Arba visiems tas didelis honoraras, arba visiems mažas, arba visiems vidutinis. Mes esame visi lygus. O ten taip, kad man gyvenime labiau pasisekė, bet sakau, aš šiandien kaip sakau, tai yra Dievo duona. Aš tik toks, žinot, kaip esu kaip įrankis. Čia, žinot, galbūt labai taip, kaip čia pasakyta, labai skambiai. Bet sakau, aš labai aš daug galvoju. Aš į vakarę atsigoju, rytą, ypač rytą piknaudžiauju, tas esu buitinis viskio gerėjas. Aišku, dabar mažinu, nes, matai, dabar nebemadinga pasirodo, viskį gerti jau darosi. Bet, žodžiu, sakau, tu turi galvoti kasdien apie savo dieną. Taip. Ir pats suplanuoji, ką veiksi kitą dieną vakare. Suplanuoti, bet tą padarei, kodėl tu tai padarai, galėjai gal geriau padaryti, ten sutikai žmogų. Tikrai, per tą Lietuvą dabar, sakykime, važiuočiau Lietuvoje, bet kur gausi nakvynę, to vandens atsigerti. Nes, su visais draugiškai, tu negali niekam pakenkti, sakykime, Žemaitijai. 1 rugsėjo savaitę Plateliuose plenerę atstatinėsim žemaitiškas koplytėlės, tai man irgi, kad mane žemaičiai nupirko. Šiemet Telšiuose paroda buvo didžiulė, kitais metais Mažeikiuose, krašto ten koks ten muziejus yra. Tas yra smagu, bet tai yra, žinot, tokie, kaip pasakyti, nesureikšmi. Ir dar turbūt, jo, Valentino Masalskio pasakyta, nesigailėk praėjusios dienos. Štai Masalskio turi daug citatų prisirašęs. Vytauto Landsbergio labai daug gerų yra. Kad bažnyčiai nereikia eiti, bažnyčią statykime čia. Aš dabar sakau, nepasiruošiu tų citatų, bet čia bažnyčią statykime. Ir po to Griškevičiaus turbūt Algio tapyto pasakyta, tiesa yra žiūrinčiojo akise. Yra, sakau, tie dalykai, Repšio esu, Vilučio esu skaitęs labai gerų minčių, suprantu. Kalvojos Vilučio irgi mano vienas iš tokių kumyrų. Man menas tai nelabai patinka, sakykime, bet, kaip charizmatiška asmenybė, kai žmogus 80 metų visi narvo. Ir filmas labai puikus. Ne, nevaišinė. Aš jau atsigėriau. Aš pirmąjį neturiu pastatyti. Jau pastatyti. O kuris jau bus? Jis bus prie Ančios ežero. Jis nebekalbino iš tavęs.